Buvo įdomu, buvo visai, iš pradžių buvo kažkaip lėta, tada įsivažiuoji tą tokį kažkokį ritmą ir tada būna smagu. Visai tos repeticijos būna ir smagios repeticijos, būna ir nesmagios repeticijos. Aš tai sakyčiau, mes visai kažkaip greit pasidarydavom tas scenas. Aš tai iš viso beveik nedalyvau, tai žinai. Tu iš jų filmuoji? Kur nedalyvavai? Ką? Kur nedalyvavai? Procese, ką aš tik. Bet tai tu ką tik vaidinai? Bet aš tik tais, vieną porą repeticijų. Tu iš jų filmuoji? Dėl to, kad tu antroji daly pagrindė. Taip. Taip, mano personažas, didysis kmynas. Eikas nenumano, tas greitis sužyra, ką reiškia jėga išsikerojusi kmyną. Man atrodo, dabar dar yra tas žaismės ieškojimas, personažo ieškojimas. Ir tai kartais būna labai sunku, bet šiaip smagu, tikrai smagu. Ir fainai, mum abiemes, kadangi sinchronų tokį dirbam, tai čia dar atskiras darbas dviese. Svečiai atvyksta į mūsų miestą. Tai jūs būsit šito miesto? Konvalija! Šito pienės pupo miesto galva. Taip, aš esu šito miesto pupo galva, bet kiekviena gerai galvai reikia gero kaklo. Nesturtėlį turte, mano, kur esi? Tai, o aš esu Konvalija, Nasturto, kaip jau minėjo, šito mero žmona. Konvalija Lietuvoje labiau žinoma šiaip yra kaip Pakalnutė, tiesiog. Kūrybiškas. Jis kūrybiškas. Vyksta kūrybiškai, jo. Įdomu, daug keista jaustis būti ir ne tik būti, bet ir ne tik jaustis vyriausiam tarp visų. That's for the first time. Whoop. Kalbu. Viskas bus rugsėjo mėnesį. O dabar mes vejamės vasarą ir viskas procese. Neperdėkit ant saulės, negaukit saulės smūgio, ateikit įsikvėpę, pasiruošę naujiem įspūdžiam ir būtinai ateikit į šitą spektaklį ir kartu dar prailginkim vasarą, pasivykim ją. Taip supranti scenoje. Man tas greitis sužino, ką reiškia jėga išsikerojusi kmyną. Jo.